Na, apie virusus pakalbėjome, tai dabar apie vakcinas. Vakcinos tai yra ta priemonė, kuri padeda išvengti kai kurių virusinių infekcijų ir, na, išvengti ligos tai yra pats geriausias būdas, ja nesirgti, na, visada yra parankiau ir palankiau mums, negu kad po to gydytis tradicinės medicinos ar netradicinės priemonėmis. Na ir vakcinų nauda bendrai visuomeniai, kiekvienam asmeniškai yra keleriopa. Tai pirma, tai kad mažina sergamumą sunkiomis ligomis. Tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Ką reiškia tas tiesiogiai, netiesiogiai? Na, tiesiogiai, tai pavyzdžiui, vakcina nuo gripo pasiskiepijam ir susimažinam savo riziką sirgti gripu. O netiesioginis poveikis galėtų būti, pavyzdžiui, žmogaus papilomos viruso vakcina. Jinai apsaugo nuo užsikrėtimo žmogaus papilomos virusu. O kaip žinome, žmogaus papilomos virusas tai yra rizikos veiksnys gimdos kaklelio vėžiui, tai tokiu būdu vakcina mažina ir sergamumą gimdos kaklelio vėžiu. Na, taip pat, kadangi pasiskiepę išvengiame ligų ir nevartojame, pavyzdžiui, antibiotikų tom ligom gydyti, tai tokiu būdu mažina mikroorganizmų atsparumą antibiotikams. Be abejo, valstybės mastu tai yra ekonominė nauda, nes išlaidos sunkioms ligoms ir jų gydymui yra didžiulės, daug kainuoja sveikatos priežiūros biudžeto lėšų ir visuomet vakcinacija yra geresnė alternatyva negu po to gydymas. Na ir vėlgi yra studijų tokių, kad labai sunkiomis infekcinėmis ligomis vaikystėje persirgę vaikai, jie kartais turi raidos sulėtėjimų, raidos sutrikimų ir tie vaikai, kurie nėra sunkiai sirgę, jie pasižymė aukštesniu intelektu, tai vėlgi galvojant apie vaikų ateitį, turbūt to, ko galime išvengti, padėkime jiem išvengti, o to, ko dėja negalime išvengti, na jau tenka su tuo tvarkytis. Na, kodėlgi tuomet gaunasi toksai paradoksas, kad lyg ir vakcinos yra visiškai naudingas žmonijai dalykas, bet kodėl žmonės nepasitikė skiepais, kas čia yra nutikę. Tai, na, turbūt daug kas yra skaitęs apie prieš skiepus nukreiptos informacijos ir toks yra netgi kaip antivakcininis judėjimas išskiriamas, kuris teigia, kad skiepai yra neigiamas dalykas ir sukelia labai daug problemų. Tai kartais užtenka visai nedidelės žmonių grupės kaip pradininkų ir po to ta informacija pasklinda ir ją paneigti, išnaikinti būna labai sunku. Taigi antivakcinis judėjimas, jo pradžia yra siejama su 98 metų gydytojo Andrew Wakefieldo paskelbta publikacija medicininiame žurnale Lancet berods, kad skiepai nuo tymų, parotito ir raudoniukės sukelia autizmą. Ir šita publikacija sukėlė didžiulius atgarsius ir labai didelės pasekmes. Na, pasekmes tokios, kad, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje skiepijimų procentas sumažėjo 10%. Tai 10% visuomenės nutarė nesiskiepyti. Ir po to tokiai informacijai paneigti reikia labai daug laiko. Ir praėjo bene 5-6 metai, kada buvo patikrinta visa informacija, visa studija ir buvo nustatyta, kad visas šio specialisto tyrimas buvo finansuojamas advokatų kontoros, kuri būtent užsiėmė ieškiniais apie vakcinų žalą. Ir buvo nustatytas didžiulis interesų konfliktas, tiesiog tyrimo paskirtis buvo surinkti medžiagą, kurią būtų galima remtis teismuose kaip precedentą. Ir labai lengva yra kurti, pasitelkiant manipuliatyvės teorijas, yra lengva kurti tokius dalykus ir ypač pasimant tokias ligas kaip, pavyzdžiui, autizmas arba pirmo tipo diabetas, kurio etiologija yra neaiški iki galo, nuo ko jos prasideda. Ir būtent tos ligos dažniausiai nustatomos 2-3 metų amžiuje, kaip tik tada, kai baigėsi pagal skiepų kalendorių skiepai, tai va tada lengva yra kurti sąmokslo teorijas ir sakyti, jeigu suskiepėm, tai reiškia nuo to. Ir po to tikrai reikia daug įdėti darbo, kad tos teorijos būtų paneigtos. Tai štai kodėl atsiranda šitą neigiamą informaciją apie vakcinas ir jinai dėja labai ilgai laikosi, turbūt ir po šiai dienai. Paguglinę galim rasti, kad skiepai sukelia autizmą ir tikrai yra nemaža dalis žmonių, kurie vis dar tiki šitą informaciją.
informacija. Na, kaip jau sakiau, kodėl ta informacija taip lengvai mus pasiekia ir sukelia mums abejonės, tai todėl kad, na, tiesiog mūsų sąmonė taip veikia ir mes lengvai priimame tą klaidingą priežasties pasekmės ryšį, kad jeigu po to, vadinasi dėl to. Tai yra ne tik apie vakcinas, tai yra dažnai iš praktinio gyvenimo, tai dažnai yra susijęs su kontracepcija klausimai, kada moteris ten, nežinau, įsidėjo spiralę ir pradėjo vartoti kontraceptikus ir po to ateina, sako, nu, aš tenai nervinga ir ten svoris priaugo ir panašiai. Ir vėlgi pradėjus aiškintis detales, paprastai paaiškėja, kad yra ir kitų gyvenime įvykių, kitų stresorių ir galbūt tai labiau įtakoja pasekmes negu kad kažkokios kontraceptinės priemonės naudojimas. Tačiau na, visada mums lengviau yra rasti tokias kažkokias labai aiškias priežastis, kurios vat, padeda man viduje žinoti, va, kad čia man nuo to ir jeigu to nebedarysiu, gal man čia viskas susitvarkys. Tai vat, lygiai tas pats veikia ir su vakcinomis. Taip pat, aišku, manipuliuojant yra pasitelkiamas šališkumas, neigimas, praleidžiami tam tikri nenaudingi faktai ir išrenkami tik tai naudingi, mano teoriją patvirtinantis faktai. Taip pat skleidžiamas nepasitikėjimas bendrai visomis institucijomis, tiek valdžia, tiek farmacijos kompanijomis, tiek medikais. Tai paprastai čia yra finansinės naudos argumentas, kad visi iš to uždirba, kad valstybė gauna mokesčius, farmacijos kompanijos parduoda vakciną, gydytojai gauna procentą už vakcinas ir panašiai. Na, galiu deklaruoti, kad aš asmeniškai negaunu iš vakcinos jokios naudos, mes klinikoje sveikata jums net skiepimų neužsiimame, bet visgi neščiasias skatinu skiepytis ir nebijoti vakcinacijos. Na ir vėlgi kartais būna keliami nerealūs tikslai vakcinom. Na, sako, aš nieko prieš vakcinas, bet, na, vakcinos turi būti 100% saugios. Nu, ką reiškia 100%? Tai nei vieno nėra vaisto, nei vienos nėra medicinės priemonės, kuri būtų 100% saugi. Vis tiek bus, kad ir mažas, kad ir kelios dešimtosios ar šimtosios procento dalį žmonių, kuriem tai sukels šalutinį poveikį. Ir vėlgi, jeigu kalbant apie vakcinas, tai, na, sakykime, rimtos alerginės reakcijos kyla maždaug 1 iš milijono žmonių gavusių vakciną. Tai yra labai mažas skaičius, bet tai nėra 100% saugu. Tai vis tiek įmanoma, kad būtų šalutinis poveikis. Todėl, na, lūkestis 100% yra nerealus. Na, tiek apie neigiamą informaciją ir kodėl mes vis dar abejojame skiepais, o šiaip vakcinos tai yra jau apie 200 metų naudojama žmonijos istorijoje ir padėjo išnaikinti tokias ligas kaip raupai, maras, poliomielitas, juodligė. Na ir iš dalies vakcinos yra savo sėkmės įkaitės, galime taip sakyti, nes prieš tos kelis šimtus metų pradėjus vakcinaciją buvo staiga pasiektas didžiulis rezultatas, kai kurios ligos visiškai išnyko ir žmonės akivaizdžiai matė šitą naudą. Dabar, jeigu kalbame apie tokias ligas kaip raupai, poliomielitas, juodligė, tai na, visi apsidairysim ir sakysim, aš nieko apie tai nežinau. Iš mano artimųjų niekas neserga, mano draugėm niekada to nebuvo, man nebuvo. Tai kodėl apskritai turėtumėm bijoti tokių ligų? Tai sukelia tokį abejonės jausmą, kad apskritai reikia skiepytis, jeigu tų ligų tiesiog nėra. Bet nebereikalo čia užrašytas tas skaičius apačioje 95%, nes Pasaulio sveikatos organizacijos skaičiavimų tam, kad vakcinacijos nauda visuomeniai būtų jau juntama ir kad tai veiktų, tai turėtų skiepytis 95% populiacijos. Jeigu tie skaičiai nukrenta žemiau, mes iš karto atsidurėme rizikoje ir gali būti tam tikrų ligų protrūkiai. Na, prieš keletą metų buvo tymų protrūkis, dabar kalbama daug apie kokliušo atvejų dažnėjimą. Taigi turime išlaikyti tam tikrą visuomenės vakcinacijos procentą tam, kad galėtumėm džiaugtis saugiu gyvenimu. Na ir kokios istorinės pamokos su nėščiosiomis, kodėl nėščiosios čia yra atskira grupė, todėl kad nagrinėjant istoriją, sveikatos istoriją, yra pastebėta tam tikrų dalykų susijusių su nėštumu. Ir tokia galbūt plačiai žinoma ispaniško gripo pandemija, čia senai, prieš daugiau nei 100 metų,
Pirmojo pasaulinio karo metais, tai iš tiesų buvo pastebėta, kad nėščiųjų mirtingumas buvo apie 10% didesnis nei bendros populiacijos. Bendra populiacija, tai čia patenka visi žmonės, patenka ir vyresnio amžiaus žmonės, ir su rizikos veiksniais. Tai šitas nėščiųjų procentas rodo, kad jos visgi yra labai didelėje rizikoje. Na, 57 metų pandemija parodė, kad tarp nėščiųjų mirtingumo priežasčių būtent infekcinės ligos gripas buvo pirmoje vietoje. Na ir netoks senas įvykis 2009 metų, tai čia buvo palyginta moteris jauno amžiaus, kurios tuo metu laukėsi ir tos, kur tuo metu nesilaukė. Tai iš tiesų, na, ten skirtumai buvo didžiuliai tarp hospitalizacijos skaičių, tarp letalių komplikacijų skaičiaus. Taigi, nėščiosios tikrai priklauso didesniai rizikai ir jos, na, serga sunkiau ir joms baigtis būna blogesnė negu nenėščios. Na ir kokios gi yra Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos. Tai Pasaulio sveikatos organizacija jau nuo 2005 metų rekomenduoja nėščiąsias skiepyti nuo gripo ir nėščiosios yra kaip aukščiausio prioriteto visuomenės grupė vakcinacijai. Daugelyje šalių būtent po tos 2009 metų pandemijos buvo atkreiptas dėmesys į gripą kaip pavojingą ligą ir būtent ten pradėtos diegti valstybinės programos, kurios skatintų nėščiąsias skiepytis. Na, jeigu pažiūrėtumėm, čia galbūt šiek tiek senesni rodikliai 18 metų, bet kaip mums sekasi Lietuvoje skiepyti nėščiąsias, tai tikrai tie skaičiai nėra dideli ir vakcinacijos procentas yra mažas. Na, valstybės įstaigos sveikatos politikai daro žingsnius tam, kad pagerinti šitus skaičius. Tai 2011 metais pradėjus skiepyti nemokamai valstybės lėšomis, kas tęsiama ir dabar, per šeimos gydytojo instituciją galima nuo gripo pasiskiepyti nemokamai. Tai iš esmės tie vakcinacijos procentai didėja. Tačiau, na, rezultatas dar visgi nėra pakankamas ir to rezultato, kodėl nepavyksta pasiekti, todėl kad, na, tiek visuomenė, tiek ir sveikatos priežiūros specialistai visgi dar kartais turi abejonių ar netgi neigiamą požiūrį į skiepus ir negaliu sakyti, kad labai dažnai, bet būna, kad rekomenduoja nėščiai paskiepyti nuo kokliušo ar nuo gripo, jinai nukeliauja pas šeimos gydytoją ir po to grįžta, sako, man gydytojas sakė, kad ar tu supranti, ką darai, kad čia pavojinga skiepytis nėštumo metu, ar tikrai taip reikia. Tai visgi dar yra tokio ir sveikatos priežiūros specialistų klaidingai interpretuojamos informacijos, todėl vakcinacijos skaičiai kol kas nėra dideli. Na, vakcinacijos tikslai yra keli. Tai pirmas yra tiesiogiai apsaugoti moterį nuo ligos pasireiškimo, nuo jos simptomų ir nuo sunkių simptomų. Vėlgi reikėtų suprasti, kad vakcina 100% neapsaugos nuo užsikrėtimo. Tikrai įmanomas užsikrėtimas tuo pačiu gripu ir pasiskiepijus, tačiau tai apsaugo nuo sunkių ligos formų, nuo hospitalizacijos, nuo patekimo į reanimaciją. Ir būtent tai irgi yra labai didelė vakcinos nauda. Na, kadangi vaisius ir mama yra tiesiogiai susiję, tai vėlgi vakcinacija, įgytas imunitetas apsaugo vaisių. Ir dar vienas aspektas, kad mamos imuninė sistema, perdodama antikūnus, tai yra tas apsauginius baltymus, vaikučiui tiek per placentą iki gimimo, tiek po to žindymo metu apsaugo ir savo naujagimį pirmosius 6 mėnesius nuo tam tikrų infekcinių ligų. Na, imuniteto pokyčių šiek tiek ir Laura minėjo savo pranešime, tai tiesiog, na, esmė tokia, kad nėštumo metu du skirtingi organizmai turi sugyventi kartu, mama ir vaikas, ir todėl imuninėje sistemoje vyksta tam tikri pokyčiai, kad šis sugyvenimas būtų įmanomas. Ir tai veikia moterų atsparumą tam tikrom infekciniam ligom ir jos gali būti labiau pažeidžiamos. Na, o mamos antikūnai per placentą pradeda pereiti nuo 13-17 nėštumo savaitės ir didžiausią kiekį antikūnų vaisius gauna nėštumo pabaigoje nuo 36 savaitės iki gimdymo. Na, naujagimio imuniteto ypatumai, tai vėlgi jie
tikrai dar nėra pakankamai atsparūs infekcinėm ligom ir jų pagrindinis imunitetas yra iš mamos. Todėl, kodėl tas pats B grupės streptokokas, pavyzdžiui, kuris mamai nepavojingas, o naujagimiui gali sukelti labai rimtas infekcijas, kodėl tas nėščiąsias tyrėme nuo B grupės streptokoko, būtent ne dėl pavojaus jom, o dėl pavojaus naujagimiui, dėl jų imuninės sistemos nebrandumo. Na ir įdėjau čia tokią skaidrę apie skiepų kalendorių, norėjau labiau pabrėžti apie kokliušo vakciną, kodėl tas naujagimis iki 6 mėnesių nėra atsparus kokliušui, todėl kad vakcinacija prasideda nuo 2 mėnesių. Yra vakcina 2, 4 ir 6 mėnesių. Ir tik tai 6 mėnesių amžiuje jau vaikiukas įgyja savo imunitetą nuo kokliušo. Iki 6 mėnesių, nuo 0 mėnesių, tai yra labai, labai didelis pažeidžiamumas. Na, kokie skiepai rekomenduojami, kokie nerekomenduojami nėštumo metu. Tai nėštumo metu nerekomenduojamos gyvos vakcinos. Tai yra tymai, raudoniukė parotitas, žmogaus papilomos virusas, vėjaraupiai. Iš dar gana dažnai naudojamų, galbūt labiau vasaros metu, tai yra erkinis encefalitas, taip pat nerekomenduojama nėštumo metu skiepytis. Na, jeigu moteris nežinodama, kad yra nėščia, pasiskiepė kažkuria tai šių vakcinų, yra tokios patirties sukaupta, paprastai tai nereiškia nieko blogo, nieko nenutinka tokiom moterim ir nereikia kažko papildomo daryti, bet jeigu žinote, kad esate nėščia, geriau šių vakcinų vengti. Nėštumo metu saugios vakcinos yra gripo ir kokliušo. Na, kokliušo nėra atskiros vakcinos, yra kombinacija, tai yra kokliušas, difterija, stabligė. Na ir COVID vakcina. Galbūt pradžią apie COVID vakciną pažymėjau raudonai su klaustuku, nes infekcija pakankamai nauja. Ją turime 5 maždaug metus. Tai apie ją dar yra šiek tiek nežinomųjų. Dažniausiai teikiamos rekomendacijos remiantis panašiai kaip gripo vakcina, kadangi registruojant vakciną tyrimai su nėščiosiomis nebuvo atlikti, tai remiamasi įgyta praktika, bet pandemijos laikotarpiu nemaža dalis nėščiųjų buvo paskiepyta ir nepastebėta neigiamo poveikio tiek mamai, tiek vaisiui, tiek ankstyvuoju, tiek vėlyvesniu laikotarpiu. Todėl daugelis šalių ir organizacijų rekomenduoja skiepyti nėščiąsias COVID vakcina. Na, yra šalių, kur nerekomenduoja, pavyzdžiui, skaičiau Olandijos rekomendacijas, ten nerekomenduoja, jie priskiria mažareikšmiai infekcijai, tačiau su COVID dar kol kas atliekamos studijos ir visgi didesnė dalis šalių rekomenduoja šią vakciną. Kuriuo laikotarpiu nėštumo geriausiai skiepyti kol kas neaišku, tai laikomasi nuomonės, kad bet kuriuo nėštumo laikotarpiu saugu skiepyti, galbūt geriau 2., 3. trimestre, bet galėtų tai būti atliekama ir bet kuriame. Taip pat nagrinėjami ir tam tikri aspektai panašus kaip kokliušo vakcinos, ar COVID skiepas nėštumo metu apsaugo naujagimį pirmus 6 mėnesius. Ir naujausios studijos rodo, kad tai galėtų būti nauda. Taip pat tų moterų, kurios niekada nėra skiepijusios nuo COVID vakcina, yra pastebėta, kad naujagimių iki 6 mėnesių sergamumas COVID būna sunkesnis, patekimas į ligonines dažnesnis. Taigi tam tikros naudos ir naujagimiui galėtų būti, bet kol kas yra dar šiek tiek nežinomųjų su COVID vakcina. Na, ką žinome, tai gripo vakcina, ji jau senai yra naudojama. Ir svarbiausias galbūt momentas yra tas, kad skiepytis galima bet kuriuo nėštumo periodu, tiek 1., tiek 2., tiek 3. trimestre. Ir skiepymosi laikas geriausias yra būtent dabar, spalio mėnesį, prieš prasidedant sezoninio gripo epidemijai. Na, vakcina apsaugo tiek naujagimį, tiek mamą nuo gripo ir nuo jo pasekmių. Ir taip pat, pavojus slypi tame, kad moterims, kurios turėjo kvėpavimo takų infekciją, yra didesnė tiek priešlaikinio gimdymo, tiek gimdymo per cezario pjūvį, tiek vaisiaus žūties gimdoje rizika. Todėl visada tų rizikų, kurių galima išvengti, jų ir turėtumėm stengtis išvengti. Vėlgi dėl naujagimių, tai naujagimiam vakcinos paprastai būna skirtos nuo 6 mėnesių amžiaus, tai vėlgi yra tas imuninis tarpas nuo 0 iki 6 mėnesių ir čia mamos imunitetas gali taip pat apsaugoti ir naujagimį.
Na, kita infekcinė liga kokliušas, tai jau bakterinė infekcija plintanti oro lašeliniu keliu. Ir apie kokliušą paskutiniu metu šiek tiek yra informacijos ir žiniasklaidoje, kadangi Lietuvoje, sakykime, pastaraisiais metais šiek tiek pasikeitė visuomenės sudėtis, turime daug atvykusių žmonių, galbūt pagrindai iš tų šalių, kur skiepijimo rodikliai nebuvo geri, nebuvo užtikrinami, todėl kokliušo paplitimas darosi vis didesnis. Ir kokliušas iš tiesų yra labai pavojingas mažiem vaikam, nuo 0 iki 6 mėnesių, jie serga labai sunkiai. Tačiau suaugusiam tai irgi yra labai nemaloni liga. Problema ta, kad dažniausiai nenustatoma ankstyvuoju laikotarpiu, nes tai gali imituoti įprastinį peršalimą. O po to prasideda toks spazminis kosulys, kuris trunka apie 10 savaičių, tai yra 2,5 mėnesio. Ir kosulys yra toks priepuolinis iki pykinimo, vėmimo, dusulio priepuolių. Tai tikrai labai nemaloni liga, kurios galima išvengti skiepų pagalba. Skiepai nuo kokliušo vėlgi, vakarų šalis paprastai skiepija nėščiąsias, sakykime, Jungtinėj Karalystėj ten labai aukšti yra skiepijimo rodikliai ir maždaug 91% kūdikių iki 3 mėnesių amžiaus pavyksta išvengti kokliušo, kada yra pakankamas nėščiųjų bendruomenės skiepijimas. Na ir čia reikėtų žinoti, kad vakcina yra kombinuota, yra 3 komponentai: difterija, stabligė, kokliušas, tačiau visi šie komponentai yra saugūs nėštumo metu ir šią vakciną galima skiepyti. Lietuvos akušerių ginekologų draugija yra išleidusi tokį informacinį visuomeniai leidinį, jį galite rasti internete ir plačiau paskaityti apie skiepus nuo kokliušo, tačiau esminė informacija yra ta, kad nėštumo metu geriausiai skiepti 27-36 nėštumo savaitę, esant rizikai gimdyti anksčiau ar įvykus kažkokiai tai kitai problemai, kada reikia suleisti stabligės vakciną, galima skiepyti ir anksčiau. Ir jeigu nėštumai eina vienas po kito, praeina, sakykime, mažiau negu 12 mėnesių nuo vakcinacijos iki kito nėštumo, kada laikas vėl įskiepyti vakciną, tai yra skiepijama pakartotinai ir laikoma, kad taip yra elgtis saugiau. Apibendrinandamas galiu pasakyti, kad nėščiųjų skiepijimas tiek nuo gripo, tiek nuo kokliušo apsaugo mamą, vaisių ir naujagimį nuo šių pavojingų ligų. Ir nepaisant mokslo įrodymų bei istorinės patirties, skiepijasi per mažai nėščių. Kodėl taip įvyksta? Tai būtent dėl tos minėtos informacijos, kuri yra neigiama skiepų atžvilgiu ir jeigu dažnai žmonės dabar ieško informacijos internete, kadangi dažniausiai tos bauginanti informacija apie kažkokius tai neigiamus dalykus paprastai turi skambesnes antraštes ir patraukia labiau mūsų dėmesį, mes juos tiesiog atsidarom dažniau ir skaitom. Ir tuomet interneto algoritmai vertina šios straipsnius kaip patrauklesnius ir tuomet paieškos sistemoje jie atsiranda pirmose puslapiuose. Todėl kartais ieškant informacijos atsidarius pirmosius puslapius, matau, kad čia tik tai neigiami dalykai surašyti ir tada būna sunku patikėti, o kodėl tada turėčiau elgtis, jeigu tiek daug neigiamų atsiliepimų. Vėlgi, tuos, sakykime, mokslinius straipsnius su skaičiais tikrai yra neįdomu skaityti ir paprastai mes vis tiek vadovaujame emocijomis priimdami sprendimus ir, jeigu pasidėtumėme ten prieš akis mokslinį straipsnį ir jį paskaitytumėm ten su visais ten tūkstančiais atvejų, su procentais ir panašiai, arba jeigu mūsų pažįstamas draugas mums papasakotų, kaip nuo vakcinos man buvo blogai ir kaip aš ten 3 dienas kamavausi didžiausiuose skausmuose ir kaip jaučiausi peršalęs, tai mums turbūt didesnį poveikį visgi padarys draugo pasakojimas, nes jis labiau palies mūsų emocinį foną ir tikrai tą baimės jausmą sužadins ir galimai priimdami sprendimą vadovausimės būtent tuo emociniu atsaku, o ne loginiais argumentais. Kas lemia norą sutikimą skiepytis, tai aišku visuomenės švietimas, medicinos darbuotojų švietimas, ir žiniasklaidos straipsniai, tai vėlgi labai teigiamai veikia žiniasklaidos naujienų reportažai iš ligoninės, kur ten
parodomi sunkiai sergantys reanimacijoj žmonės su kaukėmis, su gydytojais aplinkui, tai šitas mus iš tikrųjų gąsdina ir tada nenorim ten atsidurti ir stengiamės išvengti. Tuomet renkamės skiepytis ir išvengti tokių pasekmių. Ir dažniausiai, vat, kaip jau minėjau, kad atsisakymo priežastis tai yra baimė ir mitai susiję su skiepais, kuriuos iš tiesų būna nelengva įveikti ir reikia nemažai laiko ir argumentų, kad pasiektume šitą įtikinimo rezultatą. Na tai tiek, ačiū uždėmesi, jeigu turėtumėte klausimų, mielai į juos atsakyčiau. O mano ir Lauros pranešimus tiesiog truputėlį apdorosiu, apkarpysiu ir įkelsiu į YouTube kanalą Gydytojas Mindaugas Balnys, kur galima bus jums patogiu metu peržiūrėti.